Matot mano ekraną. Jo. Gerai, tai aš tada pradėsiu nuo pačių pagrindų. Pas jūs ten buvo pavyzdį dviatramė sija ir po to buvo vienatramė. Tai aš patį principą papasakosiu, o po to, jeigu laiko liks, tada grįšim prie jūsų to uždavinio. Konkretaus uždavinio. Tai pradžiai, ką mes turim, tai mes turime sija. Vėl yra dešinės rankos taisyklė, tai kad dešiniai pusėje vienas... Gali būti čia mano kažkaip bėda, ar labai matau, ta prasme, prastai matau vaizdą patį. Jisai kaip susilėjęs būtų pas jūsų kompiuterį. Pas mane gerai matosi, gal kažkaip galite... Gal dėl mano interneto buvo, kaip iškis sekundė. Taip, jeigu šiek tiek tarsi pabandysiu pasijungti kitą internetą, nes gali būti, kad dėl mano bėdos. Jūs per telefoną internetu naudojatės. Taip, pasijungiau per telefoną internetą. Bet vis tiek nieko nematau, kad būtų kokyba geresnė. Nes nelabai suprantu. Gal kažką žiūrėsiu. Ta prasme, nėra taip labai trumpai, kad nieko nematau, bet kokybė man prasta. Bet matot dabar, kad aš... Tai kažkiek matau, jo, taip. Dviatramė sija. Vėl aš po to viską atsiųsiu, svarbu, kad galbūt girdėtumėt, ką pasakoju ir kažkiek galėtumėt matyti. Gerai. Aš dar gal galiu pabandyti sumažinti tą vaizdą dar kartą pasidalinant. Ar dabar geriau matosi? Dabar likti šiek tiek geriau. Jo. Gerai, tai aš dar ir kamerą išjungsiu. Ir tikiuosi bus. Taip. Ir vaizdą matot? Jūsų kamera. Jūs matot. Šėro nematau, jeigu šėrinat kažką. Šėro nematot. Ne. Taip. Matot? Ar matau? Jo, taip. Gerai, tai čia galima galbūt išdidinti. Tai va, esmė yra, kad kamerą aš išjungsiu, kad mažiau to naudotų vaizdo. Taip, dabar matot vaizdą. Taip. Tvarko. Tai mes turime dviatramę siją, arba kaip pavyzdys, kadangi kalbame, pas jūs kitas variantas yra, mes turime gembę. Ja mes turime apkrautą vėl standartinis variantas, arba taip, čia irgi. Arba kitas variantas, tarkim, uždėta jėga. Tai aš abu variantus iškart nupaišysiu, bet iš esmės papasakosiu apie vieną variantą. Tai, kad gelžbetonis daugiausiai yra naudojamas lenkimo elementų ir jūsų uždavinys irgi yra suskaičiuoti lenkimą. Tai dabar pirmo atveju, kada mes turime dviatramę siją, tas lenkimas gaunasi šitaip, atsideda pati diagrama apačioj, tai yra tempiamoji zona. Jeigu mes pagaliuką lenkiame, spaudžiame iš viršaus,
viršutinė dalis yra gniuždama, apatinė tempiama, tai dėl tos priežasties mes uždedam tą diagramą. Ir jo didžiausias momentas yra šitoj vietoj per vidurį ir jis yra lygu. Vėl, čia šitoj vietoj aš rašysiu iš karto 2 variantus. Jie ne kartu veikia, bet vienu atveju čia bus tiesiog jėga uždėta, kitu atveju tai bus išskirstytas krūvis. Tai išskirstytas krūvis yra QL kvadratu iš 8, o jeigu tai yra jėga, tai yra FL kvadratu iš 4. Dabar jeigu mes turime gembę, tai dabar vėl, jeigu aš iš viršaus imčiau ir liniuotę patempčiau, tai tempimo pusė būtų viršuje, o gniuždymo apačioje. Ir kadangi tempimo viršuje, tai ta diagrama būtų va tokia. Dabar vienu atveju, jeigu tai yra sloginys, tai jinai būtų labiau parabolė, jeigu tai būtų tiesiog jėga, jinai būtų tiesa. Ir šituo atveju M EK3 būtų QL kvadratu iš 2, arba jeigu čia yra tik tai jėga, tai jisai būtų MK kart F kart L. Nes momentas bet kuriuo atveju yra jėga padauginta iš peties. Ir dabar klausimas yra koks. Mes turime šitoj vietoje MED ir šitas dydis turi būti mažesnis už MRD, kur MRD yra momentas, kurį konstrukcija atlaiko. Tai esmė yra, kad tiek vienu atveju, tarkim, čia pirmas atvejis, tiek antras atvejis, tai pirmas, ką mes padarom, mes surandam, koks ten momentas veikia, o antras dalykas, tai mes patikrinam, ar tas momentas yra nedidesnis negu konstrukcija atlaiko. Dabar aš truputį paaiškinsiu žymėjimą, tai esmė yra, kad K raidė, kuri būna parašyta prie šono, jinai reiškia charakteristiką. Ir jinai yra K, o ne C, nes C raidė paprastai žymisi konkrečiai. Dabar E raidė, jinai reiškia existing. Tai yra toks momentas, kuris egzistuoja. E raidė reiškia resisting, tai atsparumas koks yra. Ir dabar D raidė reiškia design. Design reiškia, tai yra skaičiuojama reikšmė, jinai yra, jeigu tai yra jėga, tai jinai yra padauginta iš gamma koeficiento. Konkrečiu atveju, jeigu savas svoris gamma G, jeigu kintama gamma Q, jeigu tai yra įtempimai, tai yra padalinta iš gamma M medžiagos koeficiento, tai jeigu tai yra plienas, yra gamma S, jeigu tai yra betonas, tai gamma C, betonas yra 1,5, o plienas yra 1,15. Dabar lygiai taip pat savas svoris yra 1,35 ir kintamas svoris yra 1,5. Bendrame eurokode, tai yra, atsiprašau, ne 1,5, užsikalbėjau. 1,3. 1,3. Čia yra jėgos koeficientas, o plieno yra 1,15. Jeigu tai yra bendras eurokodas, tai tada savas svoris yra 1,3, o kintamas yra 1,5. Bet negalima naudoti eurokodo su
bendruoju to general. Jisai turi būti naudojamas su nacionaliniu priedu. Vienintelė išimtis yra, jeigu nacionalinio priedo nėra. Tai tada yra naudojamas su bendruoju. Bet tarkim šiuo atveju tiek poveikiai ir apkrovos nacionalinis priedas yra ir tiek gelžbetonė yra nacionalinis priedas. Tai va dabar šitas momentas. Ir dabar mes, kada kalbame apie, aš visą pasakojimą tęsiu su dviatramė sija. Kada mes turim dviatramę siją ir mes ją iš viršaus apkraunam, tai ta dviatramė sija, jinai išlinksta. Ir kai jinai išlinksta, mes turime taip, kad viršuje yra gniuždomos jėgos, bet maždaug jos šitaip veikia. O apačioje veikia tos jėgos tempimai. Jos maždaug va šitaip. Tie galai, jie plečiasi ir tas visas tempiasi. Jeigu mes turėtume, čia trumpai papaišysiu atvejį, kai yra gembė, tai viskas gautųsi šitaip. Ir skaičiavimas būtų lygiai toks pats, tai esmė yra tame, kad čia vyktų tempimas, o apačioje vyktų gniuždymas. Dėl šios priežasties, kada mes turime dviatramę siją, tai mums yra svarbus apatinė armatūra, o kai turim gembę, mums yra svarbi viršutinė armatūra. Nes betonas jisai gerai dirba gniuždymui, o tempimui jisai dirba blogai. Ir dėl to tai yra gelžbetonis, kadangi jo tempimo apkrovimą atlaiko geležis. Arba šiuo atveju plienas. Ir dabar, kai mes žiūrim pjūvį, iš tikrųjų, kur daro klaidą pradedantys studentai, tai jie neįsigilina į šitą brėžinuką, kurį jie visada mato pas dėstytoją, bet kažkaip praleidžia, ką jisai vaizduoja. Tai aš tą ir dabar papasakosiu. Čia yra neutrali ašis. Čia mes turime konstrukcijos plotį. Šitoj vietoj mes turime atstumą iki armatūros. Jisai žymimas raide D. Ir raide D1 yra žymimas atstumas apsauginis sluoksnis, kiek nuo armatūros iki betono. Dabar aukštis nuo viršaus iki neutralios linijos. Neutralią liniją mes vadinam tą vietą, kur gniuždymo įtempimai pereina prie tempimo įtempimo. Ir tas dydis jis yra X. O dabar ir tas dydis, jeigu taip pasižiūrėt, kaip jums pradžiai turėjo paišyti Valvonis, jis kažkoks toks yra. Čia yra tokia kreivė. Ir esmė, kad tą kreivę dėl skaičiavimo supaprastinimo keičia į stačiakampį. Ir kada jie pakeičia į stačiakampį, yra priimta taisyklė, kad jisai yra lygu 80%. Tai čia gaunasi 0,8x. Dabar X ašyje yra atidedama deformacija, tai jinai yra N dalinis koeficientas daugintas iš plieno stiprumo ribos ir dalintas iš to dalinio koeficiento plieno, nes čia RSK tai reiškia, tas yra standartinis betonas, bet dar atsargos koeficientų.
O vat šitoj vietoje atsiranda jėga. Ir ta jėga yra betono gniuždymo jėga FC. Kitoj pusėje, vat, kur mes turim armatūrą, atsiranda ta vat, jėga, kur yra tempimo, į kitą pusę F plienų. FST, steel plienas. Kartais lietuvių žymėjimuose būna FY raidė, kad Y reikšia takumo ribą. Ir dabar vat, šitas atstumas nuo vienos jėgos iki kitos yra raidė Z. Šitas brėžinukas yra svarbus dėl to, kad šiuo brėžinuku toliau yra aiškinama visa teorija, kaip yra skaičiuojamas gelžbetonas. Būtent lenkimo. Ir šitą vat, paveiksliuką jį reikėtų suprasti ir mokėti kelis kartus pažiūrėti, lygiai taip pat, kai jūs po to, vat, po mano paskaitos, tai mažai tikėtina, kad nusipirksit Hanakijos šių metų knygą, nors aš labai rekomenduoju, apie 60 €. Bet tikėtina, kad iš bibliotekos pasimsit ar gelžbetonę 2007 metų Marčiukaičio Valivonio ar bendrą knygą Projektavimas pagal euro normas, tų pačių autorių 10 metų. Tas paveiksliukas yra ir jam reikia truputį skirti laiko jį pasižiūrėti. Ir dabar, kur yra visa esmė? Kad taip. Bet, pavyzdžiui, nežinau, aš buvau šimtas savo pavyzdį, ką mes sprendžiam per pratybas, tai jūs kaip sakot, pavyzdžiui, Valivonis, daleiskim šitą brėžinuką, jisai patikė šiek tiek kitaip, jeigu matėt kaip. Jo, bet ten iš esmės principas tas pats, jisai tik taip Principas tas pats, bet tik tiek, kad aš niekada neatkreipiau dėmesio į tą, kaip jūs minėjote, tą Z raidę, ta prasme atstumo tą tokį. Jo, bet jinai pas jį yra. Aš pabaigsiu aiškinti ir po to parodysiu pas Valivonį. Tai va. Dabar esmė, kad iš mokyklos ir mes turim, kad pusiausvyroje mes galim parašyti 3 lygtis. Tai X lygtį, Y lygtį, kad aplink X ašį visos jėgos yra 0 apie Y. Ir kartu momentų lygti, kad momentai apie vieną tašką pusiausvyra yra lygus 0. Tai ką mes turim, kad momentas tos vat, konstrukcijos, jis yra lygus jėgai vat, padaugintai gniuždamos jėgos betono, dauginta vat, iš vat, šito vat, peties. Ir jis lygiai taip pat yra lygus momentui plieno padauginta iš to paties peties. Arba kitaip sakant, šita jėga plus šita jėga ir momentas tarp jų yra lygus 0. Dabar, ką mes turim vat, iš betono, tai aplamai, imant jėgą, tai įtempimai jie yra lygus padalinta jėga iš ploto. Ir ką mes turim, tai mes žinom FCK betono vat, įtempimus, kurie, vat, jeigu tai grubiai imant, jie yra, jeigu vat, čia vat, parašyti skaičiuojamieji, tai jie yra lygu atsargos koeficientas, padalintas iš dalinio koeficiento gamma C ir padaugintas iš FCK. Dabar prie skirtingų teorijų arba daugiau prie skirtingų vat, šalių, tas eta koeficientas, tai va šitas N raidės koeficientas, jisai būna skirtingas, jisai būna nuo vieneto iki kažkiek, tai tarkim paliekant 15% ir tai vertina betono kokybę.
jisai pas Valivonį ir tiek lietuviškose standartuose yra 0,85. Tai šitoje vietoje jisai atsiranda, kur N raidė yra. Dabar gamma dalinis koeficientas betono yra 1,5. Ir grubiai, ką mes iš šitos vietos turim, tai kad jėga FC yra lygu įtempimai padauginta iš ploto. Tai įtempimus mes įsiaiškinom. Šita lygtis, tai šitie įtempimai atsiduria čia. O kita dalis yra plotas. Ir tas plotas yra būtent šitas stačiakampis, kur mes įsiaiškinom, kad viena kraštinė yra 0,8x, kur x yra neutrali ašis, kur tempimai perima, tiksliau gniuždymas perima į tempimą, o kita dalis yra tie įtempimai. Tai mes plotą galim parašyti taip. Plotas lygus B, šitas tos medžiagos plotas B dauginta iš 0,8x. Ir jeigu žiūrėt visą tą lygtį, tai FCC yra lygu B. Gal nuo įtempimų pradėsiu, kad išlaikyti tą pačią struktūrą. Tai yra 0,85 dauginta iš FCK plotą įtempimai betono padalinta iš 1,5 ir visas šitas dalykas padaugintas iš ploto B raidė, kad 0,8x. Tai yra viena dalis. Ir mes įsivedam tą dydį Z, kur Z jis yra lygus. Šitas darbinis aukštis D, kur čia yra pavaizduotas, atėmus 0,8x, šitą dalį, tas lieka. Tai Z yra lygu D minus 0,8x. Dar grįžtant prie betono žymėjimo, tai pavyzdžiui mes turim FCK, charakteristinis betonas, mes jau išsiaiškinom, C raidė yra konkret, K yra charakteristinis ir būna parašyta, pavyzdžiui, betonas C. Taip. C 37. Tai pirmas yra cilindrinis bandinys, o antras yra prizminis. Ir taip yra priimta mūsų skaičiavimuose, kad mes naudojam cilindrinį bandinį. Tai šitas dalykas yra lygus 30 Nm². Kaip šiuo atveju. Ir kada mes turim skaičiuojamai, jau pasidauginam iš dalinio koeficiento, tai FCD jisai lygu 30 padalinta iš 1,5 ir mes turime apytiksliai 20 Nm². Tai dabar šitą dalį mes įsiaiškinom ir iš esmės sprendėm klausimą, kas yra su jėga betono, kam yra lygus dydis Z. Kitas klausimas, kuris lieka, tai yra, kam lygus yra plieno tas dydis. Plieno jėga. O plieno jėga lygiai taip pat kaip ir
betono jėga, jinai lygu įtempimai kart plotas, kur šitoj vietoj plotas yra armatūros plotas. Armatūra vėl yra standartinis žymėjimas, jis kartais klaidina, nes atrodo, kad skaičiuoji nuo viršaus, bet kadangi dažniausiai yra svarbi apatinė armatūra, tai apatinė armatūra yra AS1, o viršutinė armatūra yra žymama AS2. Atrodytų, tai pasiemi pjūvį ir pradedi nuo viršaus skaičiuoti, čia S1, čia S2, bet iš tikrųjų yra taip. Tai dabar plieno dalinis koeficientas F gamma S yra lygus 1,15. Ta dalinį koeficientą jį reikia pasitikrinti, nes kai kuriais atvejais daliniai koeficientai statybos techniniam reglamente ir Eurocode jie nėra vienodi. O plieno riba, tai mes turim, tarkim, plieną S355, kur šitas dydis jis atrodo stiprumo jėga. Tai FY, K jis yra lygu 355 ir irgi newtonai milimetrą kvadratą. Dabar iš to, ką mes turim FD skaičiuojama, tai jinai yra lygu F, kurie yra tie charakteristiniai, padalinta iš gamma S koeficiento. Dalinio koeficiento, kuris yra 1,15. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju, jeigu mes turim 355 ir gamma S 1,15, tai mes gauname rezultatą, to pasakysiu. Trys, penki, padalinta iš 1,15. Trys, 0,8. Čia jūsų, iš kur tie skaičiai pas jūs atsiranda. Ir ką mes turim, kad tas momentas, jis yra lygus FK plieno. Prie plieno dažnai nededamos C raidės ir kitos, jį reiškia takumo riba, yra padaugintas iš armatūros ploto ir yra padaugintas iš Z. Tai jeigu prisimenat, ką mes rašėm, mes turim lygti iš vienos pusės ir turim lygti iš kitos pusės. Ir dabar šitoj vietoj yra keli momentai. Armatūra, jinai yra lygia. Jeigu mes iš tos įsivestume, tai lygu AS momentas padalintas iš 0,87 dauginta iš F plieno ir dauginta iš to keisto dydžio Z. Dabar tas 0,187 esmė yra 1 padalinus iš 1,15 mes gaunam 0,87. Mes galim tiesiog automatiškai šito nerašyti dydžio, o tiesiog šito lygti, kaip Lietuvoj daro. Lietuvoj rašo MRD yra lygu FD kart Z. Čia dar tas momentas, kad tą MRD mes keičiame mūsų žinomų momentų MRD existing. Tai
Ir dabar esminis dalykas yra tame, kad K koeficientas, tai yra va šitas dydis, jisai yra žinomas bandymais, iki kiek jisai gali kisti. Tai tas K koeficientas per šitas lygtis pertvarkius M momentas padalintas iš betono, daugintas iš ploto ir daugintas iš D kvadratu, jisai negali būti mažesnis negu 0,167. Tai dabar grįžtam prie to, ką aš suvedžiau. Šitą lygtį, kuri yra esminė, mes gauname šitą momentą vienos pusės, prilyginant šitam momentui kitos pusės. Nes momentas tiek, kuris yra F betono padauginta iš Z ir padauginta plieno, jis yra toks pats. Tai grįžtam prie šitos pusės, mes turime, kad susikursim dar vieną puslapį, kad taip. Ai, dingo kažkur. Viskas tvarkoja, aš bandau surašyti. Galvojau, kad su internetu gal kažkas. Tai mes turim 0,85 dauginta iš FCK dalinta iš gamma C ir dauginta iš ploto, tai yra B dauginta iš 0,8x ir dauginta iš atstumo Z yra lygu tai kitai pusiai, kurią mes čia susirašėme. FYK dalinta iš gamma ST dauginta iš AS dauginta iš Z. Tai šitą lygtį įsprendus, mes iš tikrųjų gaunam, kam yra lygus tas MRD. Tos lygties pertvarkymui, kaip jau ir minėjau, mes įsirašom tokį dydį, kad MRD padalinta iš betono stiprio, padauginta iš ploto ir padauginta iš D atstumo, to darbinio aukščio. Ir tas dydis, jisai, kaip ir minėjau, jisai negali būti didesnis kaip 0,167. Tai dabar iš šito, ką mes turim, armatūros radimas ir sprendimas, jis yra toksai. Armatūros radimas. Tai jūsų pirmas klausimas, kuris buvo, tai buvo, koks yra egzistuojamas momentas. Tai tas egzistuoja resisting design moment. Tai jis ir lygus yra 0,167 dauginta iš betono stiprio, dauginta iš ploto ir dauginta iš darbinio aukščio. Aš tada grįžtu atgal, primenu. Darbinis aukštis yra nuo viršaus iki armatūros. Ir jeigu dar grįžtu atgal, jeigu mes turim tokį atvejį, tai bus nuo apačios iki armatūros.
jeigu ta prasme yra gempė. Tai yra pirma lygtis. Antra lygtis mes randame dydį K, kuris yra lygus M egzistuojantis momentas padalinta iš betono stiprio, dauginta iš pločio ir dauginta iš darbinio aukščio. Trečia lygtis yra Z radimas, tai Z radimą, aš kaip ir kalbėjau, iš šitos lygties mes randame ir jisai yra lygus D padalinta iš 0,5 plus šaknis 0,25 minus 3K iš 3,4. Ir iš čia mes randame armatūrą AS, kuri yra lygu egzistuojantis momentas ir jis yra dalintas iš 0,87 dauginta iš stiprio plieno ir dauginta iš Z, kur Z aš parodžiau. Randama čia. Čia dabar yra tas standartinis Eurokodo sprendimas. Mes Lietuvoje šito 0,87 nerašome, šitoje vietoje rašom FID, tai skaičiuojama iš karto statų. Ir dar kur yra skirtumas prie lietuviško Eurokodo, iš tikrųjų tai taip jau yra, Valivonis ir kiti dėstytojai, jie mokėjo techninį reglamentą ir kada jie mokėjo techninį reglamentą, jie pritempė Eurokodą prie lietuviško standarto, techninio reglamento. Tai Lietuvoje mes naudojame dar dvi sąvokas. Viena sąvoka yra epsilon. Čia kažkaip didelis. Va tokią raidę matėt? Taip. Ir jinai lygo X padalinta iš D. Čia yra santykinis dydis. Čia gal turite XY raidę? Jo, XY raidė, teisingai, XY raidė. Čia yra santykinis dydis. Jo tikram Eurokode, aš kalbu apie tikrą Eurokodą, tai koks Anglijoje, kaip jisai sukurtas, šito dydžio neegzistuoja, jisai egzistuoja Lietuvoje. Ir kaip aš vedžiau, kad K yra 0,167, tai ta XY raidė, jinai yra lygu 0,617. Ir mes dar Lietuvoje turime šitą raidę. Ir toj parašysiu jos formulę. Atsiversiu Marčiukaitę ir toj parodysiu. Ir tada mes vėl grįšim prie jau tada lietuviško vadovėlio ir papasakosiu jos skirtumus. Dabar žiūriu, kur tas yra. Mes dar turim XYDS, kuri yra lygu tas XY efektyvus 1 minus 0,5 XF. Tai čia tas pats sprendimas,
tik tai tą sprendimą išvedant iš lietuviškų žymėjimų ir tą XIADS lietuviai išveda, kaip mes ir kalbėjom, jis yra ADS momentas padalinta iš eta dauginta F CD dauginta B dauginta D kvadratu. Tai matot, šita formulė, jinai yra identiška. Kur aš rašiau, jeigu grįžti šitai K formulė. Tai čia yra tie skirtumai, jeigu juos baigti rašyti, kaip yra pas mus Lietuvoje, tai šia AS, jisai lygu eta dauginta iš FCD, dauginta iš B, dauginta iš C efektyvaus, dauginta iš D ir dalinta iš FD. Mes taip skaičiuojam, bet esmė kur yra? Šitą formulę mokėti mintinai yra sudėtingiau negu mokėti tokią formulę. Ir šitą. Sprendimas tas pats, tik tai kadangi mes ėjom nuo SNIPO standartų, tada buvo techninis reglamentas ir tada darė labai didelį darbą Marčiukaitis ir Valivonis. Aš jums iš tikrųjų labai stipriai pavydžiu, kad jums dėsto žmogus grandas. Aš labai atsiprašysiu, aš keliom minutėm atsiliepsiu, man klientas skambina. Klausau. Sveiki. Tai. Man esminis, ko reikės, tai geologijos. Pradinio metu tikrai man jos nereikės, vėl aš tą terminą parašiau 3 mėnesiai su šiokia tokia atsarga, bet manau pradinius aš jums po 2, po 3 savaičių pateiksiu matymą, skaičiavimo schemą ir tuos kitus dalykus. Nes jūs galite pataisyti, pavyzdžiui, kadangi aš sakau gavus visus dokumentus, jūs galite rašyti 2 mėnesius, o realiai, ką mes turim, mes dabar turim gruodį, tai tikėtina, kad jūs pradėsit statyti kovą, arba jeigu turėsim sunkią žiemą, pradėsit balandį, iki to laiko jūs visiškai viską turėsit. Dar tarkim ekspertizę, tie visi momentai. Jo, bet turėkite omeny po geologijos gavimo. Gerai, tiek tada. Ačiū Jums. Aš manau, kad pasirašysim sutartį, sutarsim laiką ir važiuosim į vietą. Nes, vėl, jūs turit nusipirkęs konstrukcijas, kitus dalykus, tai juos reikia pasižiūrėti, vertinti, tie momentai, jie egzistuoja iš tikrųjų visą laiką. Gerai, tvarkoju. Ačiū Jums. Iki.
Taip, girdite mane. Taip, girdžiu. Tai aš dabar dar kelis momentus pasakysiu, tada parodysiu knygą, parodysiu, kur šitą dalyką galima pasiskaityti, pati teorija, jinai liks tokia pati. Žiūrint, vėl, kalbant apie knygas, tai dalis 50 metų vadovėlį, bet aš manau, kad nagrinėjant visas konstrukcijas jis yra geriausias ir tik tai, ko reikia mokantis bakalaurą. Tai tas Gedimino Marčiukaičio Juozo Valiuonio. Nes 7 metų gelžbetonio konstrukcijų projektavimas pagal Euronormą, tenai yra daugiau visko parašyta apie gelžbetonį, bet nėra apie kitas konstrukcijas. O šitie patys pradiniai uždaviniai, jie vis tiek, jūs kažkur ir metalą skaičiuosit, kažkur ir medį, tai geriau turėti būtent tą vadovėlį, kur pagrindai yra visos dalys. Tai dabar grįžtant prie jūsų atvejo, tenai buvo 2 momentai, aš tada dar pakalbėsiu ir po to mes galim turėti tokią konstrukciją, kaip pavyzdys. Arba pas jūs buvo pjūvis kažkur toks, ten kaip pavyzdys. Tai esmė, vėl, aš šitos 2 išskirsiu, nes ši yra klasika. Tai čia, tarkim, pirmas variantas, čia antras variantas. Pirmam variante yra 2 sprendimo būdai. Pirmas būdas yra tikrinama šita zona, tai aš jau parašysiu vienas būdas ir antras būdas yra tikrinama šita zona. Tai pirmu atveju visas sprendimas yra tiesiog tas, kad tas santykinis gniuždymas, jisai papuola į šitą stačiakampį. Tai yra pirmas variantas, mes turim, kaip įsiaiškinom, tą neutralią liniją kažkur čia. Ir mes žiūrim, ar šitą visą konstrukciją laiko viršutinis tas stačiakampis. Ir į apačią nekreipiam dėmesio. Jeigu mes paskaičiuojam ir žiūrim, kad jisai nelaiko, tai tada mes vertinam kitą variantą, tai yra tas viršutinis vadinasi lentyna, mes vertinam tiesiog jį kaip tokį stačiakampį. Kitaip tariant, viršaus, kad jis yra toks. Dabar, jeigu mes turim tokį variantą, tai mes jį galim vėl išskirsti į lentyną viršui, apačioj turbūt nėra tikslo, bet mes jį iškart galim tiesiog vertinti kaip tokį. Ir skaičiuot, kad tas visas papuola po tą stačiakampį. Tai iš teorinių žinių aš norėjau papasakoti tiek. Dar aš parodysiu vadovėlius ir parodysiu, kaip visa ta teorija yra lietuvių vadovėliuose parašyta. Jeigu kažkokie kilo klausimai, tai tada, kai parodysiu vadovėlį, mes galėsim juos padiskutuoti. Ar tinka toks variantas? Gerai, tai aš tada vėl vadovėlius iš tikrųjų VGTU arba Vilniaus Tech, jisai leidžia dabar nusipirkti elektroninę formą, ten semestrui kainuoja apie 3 eurus. Tai aš tada dar grįšiu prie Marčiukaičio vadovėlio. Tai šitą vadovėlį aš jums rekomenduoju įsigyti bet kuriuo atveju, aš po to atsiųsiu linką. Jisai VGTU leidykloje kainuoja, man atrodo, 11 eurų. Tai tikrai yra nedideli pinigai. Ir čia mes turim, kuo jis yra geras, kad jisai pasakoja apie bendrus principus skaičiavimo, apie ribinius būvius ir tada jisai pasakoja medinės konstrukcijos, metalinės,
mūrinės kažkiek tai ir gelžbetoninės. Ir mes dabar nagrinėjom va 6-3 variantą lenkiamo elementų statmeno apjūvio laikomojo gale. Tai aš tą puslapį atsiversiu. Mes kažkaip Lietuvoje paprastus dalykus stengiamės padaryti sudėtingesniais. Tai jeigu jūs turit galimybę skaityti originalias knygas, jos kada yra užsienio parašytos arba lietuviškas knygas parašytas turbūt iki 90 metų, tai jūs tą ir darykite. Nes tos knygos, kurios yra parašytos lietuviškos, jos bandytos rašyti tarp snipo, eurokodo ir eurokodo sampratą perteikti per rusišką teoriją. Ir dėl to kai kurie dalykai, kurie eurokodai yra paaiškinti paprastai, jie dėja, kada bandoma pritempti tai, ką moki, yra paaiškinami sudėtingiau. Čia, kaip mes ir kalbėjom, kad yra tas elementas, jis yra tempiamas ir šitoj vietoj tas grafikas parodomas ir čia grubiai yra neutrali ašis, neutralies ašies dydis X, pats dydis H ir kaip aš ir minėjau, kad kur aš rašiau raidę Z, šitam gal čia padidinsiu biškai, jeigu pavyks. Nes turbūt nemato. Jo, jau galčiau tiek. Jo, tai čia, kur buvo pas mane Z, čia yra ZC. Ir čia išvada jisai apačioj, kad apie ką aš kalbėjau, metalo stipris plieno, armatūros plotas, o šitoj betono įtempimo. Tai jisai skiriasi. Ir jeigu mes praeisim toliau, kur jisai rašys apie tą skaičiavimą, tai čia vėl sakau, visi kada pradeda nagrinėti gelžbetonį, jie kažkaip tos grafikus pasižiūri, bet eina prie formulių. O logika yra šituose būtent paveiksliukas. Tai čia tą įtempimą, kaip aš ir kalbėjau, daugina iš viršutinės armatūros, čia iš apatinės. Tų paveiksliukų nagrinėjimas, jisai duoda naudos, čia kam yra deformacija išrašomas ir čia 3 skyrius, apie kurį aš dabar pasakoju, tai yra statmeno apjūvio laikomoji galia. Ir tas paveiksliukas, apie kurį aš kalbėjau, yra šitas. Čia D darbinis aukštis, B apačioje, apsauginis sluoksnis, H, kur kalbėjau X, šitas 0,8, eta, kur atsiranda prie. Apie šitą ir kalbėjau, kad Malibonis būtent tokia išaiškiai ir parodo. Tai taip, tai aš dar kartą sakau, kad kadangi bandė visą tą reikalą pritempti prie snipo, tai tie paveiksliukai truputį skiriasi, bet sakau, yra labai svarbu nagrinėti originalią literatūrą. Nes kada jūs nagrinėjat lietuvišką vertinį rašytą iš 2 knygų, kai kurių dalykų nelabai iškart pavyksta suprasti. Jeigu kalbėti apie lietuviškas knygas, tai aš parodysiu, aišku, tai yra klasika ir šiai dienai jau tikrai yra kitos normos, bet yra Jokubaičio toksai vadovėlis. Ar matote ekraną? O, nematau, nežinau. Jūs gal rodot savo kamerą? Turbūt. Dabar galvoju, kaip tą kamerą jungti. Aš vėliau tada...
aš gal kitaip padarysiu šitą vietą, nes pas mane 3 ekranai, tai Gerai. esmė yra va šita va knyga. Jinai yra 1988. Mato dabar, taip? Taip. Čia gal dar reikėtų paversti. Jo, pamiršti. Taip, sumažinsiu. Va, yra šita va knyga. Mato, taip? Taip. Jinai tikrai pas jūs bibliotekoj bus. Ir jinai labai gerai, čia yra mano pirmoji knyga apie gelžbetonį, kai aš pradėjau gelžbetonį suprasti. Aš pradžiai paskaičiau Marčiukaitį Valivonį ir man ten buvo Tamsus miškas, po to paskaičiau šito, o po to pradėjau skaityti tas angliškas knygas. Angliškas, vokiškas, bet tas lūžis prie gelžbetonijos atsirado būtent nuo šitos knygos. Tai čia va aš irgi iš bibliotekos ją buvau pasiėmęs ir pasivogiau. Nu, pasivogiau, tą prasme pasidariau PDF. Tai va, tai jeigu vat lietuviškas knygas skaityti, aš rekomenduočiau vat būtent tą vat Jokubaičio knygą 88 metų. Nuo jos pradėjau. Tai va, ir čia vat, kai vat aš ir kalbėjau, tie vat matot, lietuviškai mes rašom X iki neutralios ašies ir po to vietoj to, kad rašytume 0,8, X mes rašom X efektyvus. Tai čia vat tie vat tokie vat skirtumai. N mes irgi neįrašom pradžiai, bet esmė, kad vat ta pati jėga betonui jinai čia egzistuoja, šita egzistuoja, dar čia vat iš karto prideda liktai tą momentą, bet iš tikrųjų vat šitas vat momentas, tai jis yra šitos ir jėgos išraiška. Kitaip sakant, jūs turėtumėte rašyti arba šitą dalį, arba dėti tą momentą, nes šitos dvi jėgos ir sukuria šitą momentą. Tai va, ir čia vat, apie ką vat aš kalbėjau, kad jėga jinai yra lygi, įtempimai yra lygų jėga padalinta iš ploto. Ir va šita vat išraiška yra išrašyta. Jinai yra išrašyta, kad plieno jėga yra lygų plieno stipris padaugintas iš plieno ploto. Ir kitoj pusėje, vat, ką aš jums ir pasakoju, yra betono stipris padaugintas iš betono ploto. Čia vat lietuvių kalboje atsiranda tas lambda koeficientas, kuris yra lygus 0,8 ir kurio tikrai nereikia. Vat kur aš pasakau, kad tas 0,8x dauginta iš beto, tai tas lambda vat koeficientas, vat va šitas vat yra x efektyvus. Ir jis yra 0,8 tiesiog. Čia dar vat, aš nežinau, kodėl lietuviai taip daro, bet jie taip daro, jie paprastus dalykus vat parašo dar 6,3 formulę, kad vienu atveju tai 0,8, kitu atveju vėl nežino kas ten 0,8, FSK ir taip toliau. Kai betonas 50-90 megapaskalio. Iš tikrųjų, mes turim pramoninį betoną C30-37, plokštės gamina C40-45 ir jūs turbūt gyvenime niekada nesusidursite su betonu, kuris būtų daugiau negu 50 megapaskalio.
Čia, aišku, yra šitoje vietoje šita formulė, x efektyvus, lambda x. Bet turbūt visada reikėtų žiūrėti pirmąją dalį, kad jis tiesiog yra 0,8. Ką aš ir aiškinau. Tai šitos dvi formulės. Čia, kaip aiškinau betono stipris, kad ten pas mane buvo n raidė, čia šiuo atveju alfa raidė. Ir jisai reiškia koeficientas įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaiką betono. Ir čia parašyta, kad jisai būna nuo 0,8 iki 1. Daugeliu atveju, kaip ir aš priėmiausi 0,85. Ir pas Valivonį jūsų konspektas jis irgi buvo 0,85. Bet jis gali sviruoti. Ir čia dar yra parašyta, kad jie priėmė 0,9. Tas pats su stipriu plieno ir šitoje vietoje jie netgi neparašo, kam plieno yra atsargos dalinis koeficientas, aš kalbėjausi, yra 1,15. Skaitant kitą literatūrą, jis būna 1,05. Čia vėl kaip priklauso. Šita lygybė, apie kurią aš jums pasakoju, tai iš vienos pusės mes turim betono pusę, iš kitos pusės mes turim plieno pusę. Ir jeigu tai grubiai žiūrėt, čia stipris, čia yra plieno stipris, jūs pelę mano matot. Taip. O XF kart B yra būtent tas plotas tos skerspjūvio. Ir čia jį išveda. Čia tiesiog šitą visą lygtį perrašo tokiu principu, kur aš rašiau K raidę. Jau kuo grinai skiriasi eurokodas tikrasis nuo to, ką mes vadiname eurokodu. Ir čia tas išvedimas to į momentą, bet iš esmės tai šita pusė yra. Jėga, padauginant iš peties zeto, mes turim momentą. Ir šitą lygtį jie išsprendžia ir tą zetą lietuvių literatūrai pakeičia ksi raidė padauginta iš 0,5 lambda, kur lambda mes, primenu, yra 0,8. Ir dar pasako, kad ta ksi raidė yra santykinis aukštis neutralios ašies padalintas iš darbinio aukščio. Iš tikrųjų, šitas dydis jis yra labai aktualus, nes tą santykinį dydį mes užsiduodam. Darbinį aukštį mes turim, x mes nežinom, bet mes susiduodam, koks yra maksimalus santykinis dydis, ir tas santykinis dydis jis yra 0,617. Čia toliau apie tai pasakos. Ir šitoj parašo, kad tas yra 0,617. Ir mūsų ksi, jisai neturi būti didesnis už tą 0,617. Angliškam eurokode, arba taip kaip eurokodas sukurtas, viso šitos dalies nėra nesąmonės, jie tiesiog rašo, kur mes išvedam šitą lygtį, kad tas x efektyvus negali būti didesnis negu 0,167. Ir šitos baida, kur lietuvių kalboj yra apkrauti inžinierių nereikalingą informaciją, mes, eurokodas neduoda. Tai va. Toliau tik tai sprendimas, tada aš konkrečiai turiu, noriu jūsų klausimų, jeigu jūs turite ir kažkurį vietą liko neaiški. Nežinau, kas pačią teoriją liečia, kiek jūs aiškinot, tai dabar atrodo taip, kad uždėstų kažkokių lygtai kaip ir nebūtų. Tai vėl, dabar aš tą teoriją išsaugosiu ir jums atsiųsiu PDF. Gerai. Tai va, ir kartu atsiųsiu
tas dvi knygas ir kartu, nu, kaip nuorodas, kurias galima nusipirkti, tarkim tai.